Štai yra šiandien vėl aš čia, Giedrius Gintalas. Norėčiau sukurti vieną video vlogą, Giedrius Gintalas. Tai va, tiek norėjom sužinoti, reikėjo viską antraip daryti. Joms sistemoje yra daug galimybių, kurių galima telefoną išnaudoti visais funkciniais įdomumais. Visom variantais yra tokie. Žmonės, kad Dievą turi ant tėvų, jie viską reikalauja iš jų. Norėtųsi geriau gyventi, bet jų yra labai mažai atsakomybės. Norėtųsi geresnio telefono kokio nors. Man kokių nors dovanų iš Australijos, iš Berlyno ar iš kitų šalių, kas nors atvežtų man ir padovanotų ką nors tokio geresnio. Kai padovanos, atsiųs man ir ateis manęs socialiniam įduosi, nereikės nieko daryti, tik socialiniams įduosi, socialiniai paims ir atneš man iki ten tų variantų. Tiesiog norėčiau labai, kaip sakant, man sekasi labai gerai su skaičiavimu kontroliniu. Man labai gerai sekasi dėl to tam, kad galėčiau nesmulkiais, galėčiau smulkinti ne tik save, bet ir kitus. Galėčiau ne tik išlaužyti taisyklės, bet ir tiek sistemoje, kad kibtų ant normalno varianto. Tiesiog tiek, kad telefonas būtų su visom navigacijom, su visais nustatymais, su lengvesniais periodais, kai būtų viskas ant visų to varianto. Tai va, tik tai tiek reikėjo, kad gyvenčiau su savo gyvenimu. Todėl nesuprantat, kaip yra. Videoblogas yra tam, kad galėčiau ką nors daryti, nuveikti gerą, ką nors paveikti, ką nors dar, ką nors. Visiems norėčiau pasakyti, jūs iš Lenkijos arba iš Australijos dovanų. Iš Lenkijos, iš Australijos, iš Belgijos ar iš kitų šalių dovanų, kad man socialiniai atneštų man ir padėtų. Tėvai, katrie jie yra labai jau nebe jų šeimoje, labiausiai jiems jo man reikia ar ne, jie nepatinka, kas nors man tegul duoda, aš pagal šitą variantą ir turėsiu. Tai va, tik tai tiek. Su jumis buvo Giedrius Gintalas, videoblogas ir ate.